Kavos tirščiai ko gero viena tų atliekų, kurios antriniam panaudojimui erdvės yra, o štai minčių ne visada. Ko nepasakysi apie vilnietės menininkės mamą Rūtą Kukevičienę ir dukrą Gabiją Medeinę Kukevičiūtę. Idėja prieš 12 metų pirmiausia kilo Rūtai, ilgainiui jie užsikrėtė ir dukra. Viskas prasidėjo nuo eksperimentavimų. Kažkaip mama visada buvo kūryboje, visada buvo mene tiek su mokiniais, tiek asmeniškai ir niekada nenutolo nuo bandymų, eksperimentų. Tai turėjo įvairiausių būrelių, įvairiausių pamokų su mokiniais, o po to nusprendė ekologinio dizaino mokytis pati. Eksperimentuoti pirmiausia virtuvėje, po to jau savo dirbtuvėse, taikyti įvairius receptus ir žiūrėti, kaip medžiagos reaguoja viena su kitomis. Taip ilgainiui gimė idėja kavos tirščių keramikai, o dviem pagrindinėmis rišamosiomis medžiagomis tapo kavos tirščiai ir bičių vaškas. Kaip apskritai kilo idėja kūrybiniai veiklai pasitelkti kavos tirščius? Mamą galima pavadinti kavagerę, bent jau anksčiau tada pačioj veiklos pradžioj, ir jinai pagalvojo, kad iš tiesų atrodo vienas puodelis nedaug tų tirščių, bet vienas puodelis per dieną, antras, trečias jau susikaupė, o dar žiūrėk, kaimynai geria. Tai pagalvojom, kad galima pamėginti tos tirščius rinkti, labai kruopščiai džiovinti, sandėliuoti ir reikia kažką su jais daryti, nes tai yra medžiaga, kur, na gerai, pasakykim taip, kad nemokama, bet ją galima surinkti ir ją galima panaudoti, prikelti tam, kaip sakoma, antram gyvenimui. Ir galų gale jinai duoda ir savo spalvą, ir faktūrą, ir tekstūrą malonu paliesti. Kažkoks yra įspūdis, kas čia ne molis, bet jau kažkas įdomiau. Tai kai medžiaga gyvena savo tą tokį naują gyvenimą, yra labai įdomu, nes mes visi kavą žinom iš skonio pusės, kad skanu, kvapnu, suteikia energijos, tai o čia mes ją perkeliam į tokią, kaip aš vadinu, kūrybinę žemę, nes kai mes į žemę rankas sukišam, mums labai gera, kai užsiemam sodininkystę, tvarkom daržus, o čia kai į kavą įkiši rankas ir minkai formuoji, tai irgi yra kažkokia gimsta kūryba iš tos kavos žemės, kaip aš vadinu. Ilgainiui mama su dukra prikūrė įvairiausių dekoratyvinių indų, šviestuvų ir net urnų skirtų pelenams. Norime su žmogumi atsisveikinti pagarbiai. Pagarbiai, kad tai tu nedidai tą daiktą, kuris yra šaltas, bejausmis. Ir tai yra tas tiesiog toks gyvas kūrinys, kuris ir žemėje jisai lieka kažkuria prasme gyvas ir jisai žemėje nekenkia. Sutikite, urna iš kavos tirščių net ir visko mačiusiems kelia įvairiausių klausimų. Žmonės žiūri pirmiausia dar su tokiu smalsumu, o kas tai, kodėl, ar aš galiu dėti kapsulę, tai kapsulės, pavyzdžiui, čia tokie niuansai iš šitos sferos, kad mes nededam, nes tai prieštarautų visai ekologijos idėjai, mes dedam į drobinį lininį maišelį, jį dar galima pačiu vašku užlydyti, na žodžiu, tai tiesiog žmonės smalsaujasi, bet mes jiem patariam, kaip tą urną, kaip jinai nuo to įsigijimo taško iki jau ten paties ar palaidojimo, ar ten įdėjimo į kolumbariumą, ar ten transportavimo netgi į užsienį, nes jau yra Italiją pasiekusios 2 urnos. Tai yra gražių tokių istorijų, kur gyveni kasdienybę ir sulauki skambučio ir žmonės dėkoja, kad būtent mūsų tą produktą atrado. Ir tada jauti kažkokią prasme, kad tai nėra vien apie produktą, kad čia mes didžiuojamės, kad tam patentavom, esame išskirtinės vienintelės, bet tai yra apie tą jausmą, kad kažką gero padarėm. Kai pasirenki žmogus veiklą tokią, kuri atspindi tavo vertybės ir ta veikla tavo parodo ir tu veiklai parodai, kaip tu nori šiame gyvenime gyventi, ką tu nori sukurti ir kur save visą atiduoti ir būtent jausti tą šilumą viduje. Na, o jei susidomėjote pačią kavos tirščių keramiką, visada galima pabandyti sudalyvauti Gabijos rengiamose edukacijose, pajusti šilumą, kavos kvapą ir pasitelkus fantaziją dekoruoti jūsų pačių sukurtą gaminį, kaip tik geidžia jūsų širdis ir ką kužda jūsų fantazija.